gyvenimas tarsi kaip upės srovė yra ir mes esam toj upės srovėj ir galim stebėti, kas vyksta čia ir dabar, būti su tuo ir nesipriešinti upės sroviai pačiai. Kas skatina tokį smalsumą, žiūrėjimą, nelikti vien tik tai su savo reakcija, bet pasižiūrėti, o kas tau tenais giliau nepatinka. Žinai, jeigu, tarkime, mane erzina tam tikros žmonių savybės, tai vietoj to, kad aš sakyčiau, ten pradėčiau šnypštant ko nors, tai aš tiesiog galvočiau, įdomu, kodėl man čia nepatinka, kad tas žmogus ten kažkaip tai mąsto kitaip negu aš. Arba jis kažkaip rengiasi taip, kaip man ten nepatinka, arba elgiasi kažkaip. Teisingai supratau? Taip, tikrai taip. Toks gilesnis žvilgsnis į tai, kas vyksta. Tai yra tarsi gyvenimas. Vienu gyvenimo etapu mes plaukiam tą baidarę ir mėgaujamės, kitu mes užstringame už akmens, susiduriam su kažkokiu iššūkiu, kuris potencialiai mus moko kažkokių tai savybių, mus ugdo,